Minčių susidūrimas pristato Walteris Faitas ir Martinas Smitas. Martinas Liuteris, Tridento taryba, mirtina žaizda, didysis prabudimas, naujovės, antrasis Vatikano suvažiavimas, popiežius Pranciškus Laudato Si rūpinasi mūsų bendrais namais, COVID-19 pandemija, JAV rinkimai, Rusija prieš Ukrainą. Kas naujo, profesoriau? Sveiki sugrįžę į naują Kas naujo profesoriaus seriją. Sveiki, Valteri, tu mane aplenkiai? Aš turiu stengtis. Kaip jums sekasi? Šiandien šalta. Taip, mes jau seniai nejautėm tokio šalto oro, bet per garsiai neminėsime, nes Kanadoje ir Europoje žmonės juoksis iš mūsų, jei sakysime šalta. Viskas, kas žemiau nei 25, yra šalta. 25 laipsniai Celsijaus. Taip, užšąla. O kai nusileidžia iki 19 ar 20, laikas apsivynioti elektrinį pledą. Todėl ir sakau, kad kitų šalių žmonės juoksis iš mūsų, bet mums tai šalta. Taip, labai šalta. Martinai, kalbėsime apie mūsų laikų paralelės. Manau, kad tai siejasi su ankstesniu epizodu, kuriame kalbėjome apie bažnyčios likutį. Nes mūsų laikų paralelės mums parodo, kad iš tikrųjų esame kelyje į įvairius vykstančius pokyčius. Taip, pradėkime maldos žodžiu, tada galėsime tai įsitraukti. Mūsų dangiškasis Tėve, mes esame tokie palaiminti ir tokie neverti, bet prašome padėk mums atnešti šią žinią pasauliui ir kad diskusijos metu apšviestų mūsų mintis, padėk mums tai įveikti. Jėzaus vardu, amen. Gerai, Martinai. Pažvelkime į reformacijos istoriją, o paskui į įvykius nuo 1843 ir 44 metų. Ir tikrai, Martinai, jei pagalvoji tai, kas įvyko 1843 ir 44 metais, iš esmės yra reformacijos atkūrimas su trupučiu šiek tiek papildomos šviesos įstatymų ir šventyklos atžvilgių. Ir taip pat reformacijos metu žmonės turėjo išeiti iš Babilono, išeiti iš sistemos. Taip, ir net toje sistemoje, jei perkeltumėte ją nuo 1844 į 1888, buvo ši didžiulė tiesa dėl teisumo tikėjimo. Bet tai nebuvo nauja tiesa, reformatoriai jau buvo ją atradę. Taigi reformatoriai jau turėjo modelį. Iš esmės, kas atsitiko 1843 ir 44 metais, tai buvo atrastas įstatymas. Ir tai buvo toks didelis dalykas, nes pasaulis panaikino įstatymą, kad švytuoklė pakrypo įstatymo kryptimi ir atrodo tame procese apleido teisumą per tikėjimą. Ir todėl tam tikrų etapų švytuoklė turėjo pasukti atgal į teisumą per tikėjimą. Bet čia buvo tokia magnetinė trauka iš įstatymo. Taigi jie turėjo įvairių nuotraukų, ne nuotraukų, o paveikslų, kur buvo Kristus ten, o įstatymas ten, o tada Kristus ten ir įstatymas ten. O iš tikrųjų jie turi būti kartu, nes negalite pašalinti ir atskirti vieną nuo kito. Jūs negalite atskirti charakterio nuo žmogaus, nes charakteris sudaro žmogų. Ir aš laikiausi savo tėvų įsakymų. Todėl Kristaus charakteris dera su įstatymu. Taigi, bet kokia atskyrimo forma yra švytuoklės siūbavimo veikla.
Ir tada, jei paimsite 1843-44 metus, buvo panašu į reformaciją. Vėl yra šis valymas doktrinų ir visko, kas įvyko. Ir aš tikiu, kad mes dvasiškai esame vėl tame etape. Taip, ir visos šios tiesos buvo atrastos. O dabar vėl imamasi didžiulio puolimo prieš stulpus, kurie pavertė šį judėjimą tokiu, koks jis yra, kas yra tik tęsiamas reformacijos judėjimas, ir bando vėl jį išrauti. Bet tai yra jėzuitų darbas. Jie nori išrauti tiesą. Taigi yra tam tikrų paralelių su mūsų laikais. Ir mes turime pasimokyti iš šios praeities, ką turėtume daryti, kad nepadarytume tų pačių klaidų, kurias tais laikais darė dauguma žmonių. Šios paralelės labai stebinančios. Pradėkime nuo reformacijos. Dievas pakėlė žmonės šaukti prieš esamas popiežiškos bažnyčios nuodėmes ir tęsti reformaciją. Per tuos išrinktuosius žmonės šviesos spinduliai ėmė sklaidyti tamsą ir labai daug kas džiaugsmingai priėmė šviesą ir vaikščiojo joje. Ir kai vienas liudytojas buvo nužudytas, 2 ar daugiau buvo pakelti, kad užimtų jo vietą, tačiau šėtonas nebuvo patenkintas. Jis galėjo turėti valdžią tik kūnui, bet jis negalėjo priversti tikinčiųjų atsisakyti savo tikėjimų ir vilties. Ir net mirtyje jie triumfavo su šviesa nemirtingumo viltimi per teisiųjų prisikėlimą. Kol bažnyčia buvo persekiojama, jie buvo vieningi ir mylintys, jie buvo stiprus Dieve. Nusidėjėliams nebuvo leistas su ją susijungti, nei apgavikams, nei apgautiesiems. Jo mokiniais galėjo būti tik tie, kurie buvo pasirengę viską apleisti dėl Kristaus. Jiems patiko būti neturtingais, nuolankiais ir panašiais į Kristų. Įdomu, Nuostabus teiginys, jiems patiko būti neturtingais, nuolankiais ir panašiais į Kristų. Dėl Kristaus. Ir įdomu, tik persekiojami jie galėjo pasiekti šį apsivalymą. Tai buvo fizinis persekiojimas. Bet šėtonas nebuvo patenkintas tuo, nes jis matė, kad kuo daugiau fiziškai persekiojo, tuo daugiau jie kentėjo, tuo stipriau stovėjo. Gerai. Taigi šėtonas ir jo angelai nusprendė, kad yra sėkmingesnis būdas sunaikinti sielas ir galų gale yra patikimesnis. Šėtonas nusprendė, kad jis turi ateiti švelnesniu pavidalu. Jis sugadino Biblijos doktrinas ir tradicijos, kuriomis buvo sužlugdyti milijonai, giliai įsitvirtino. Jis sulaikė savo neapykantą ir nusprendė neraginti savo pavaldinių taip rūsčiai persekioti, bet paskatino bažnyčią kovoti ne už tikėjimą, kažkada perduotą šventiesiems, o už įvairias tradicijas. Kada jis atvedė bažnyčią prie gavimo pasaulio malonių ir garbės, klaidingai apsimesdama, kad ji jiems naudinga, ji pradėjo prarasti Dievo palankumą. Pamažu bažnyčia prarado savo galią, nes ji vengė skelbti tiesą, kuri užkerta kelią malonumų mėgėjams ir pasaulio draugams. Jis tikras strategas, tiesa, meistras. Martinai, jei gerai pagalvoji, tai dar ankstyvoje patyrimo pradžioje su ankstyvaisiais krikščionimis jie eidavo į kankynės giedodami. Jie buvo sodinami į koliziejų, juos draskė gyvūnai, juos nukryžiuodavo, bet šėtonas negalėjo jų sunaikinti, tiesa. Jis negalėjo jų atsikratyti. Taigi jis turėjo atvesti į bažnyčią pasaulį ir sudaryti kompromisą, ir per kompromisą jis juos sunaikino. Bet dabar jis nori, kad ši susikompromitavusi bažnyčia būtų jo atstovė. Ir tai tikra strategija. Seniau, kai nuspręsdavai tapti krikščioniu, jei buvai pagonis, studijuodavai Dievo žodį, prieidavai išvados, kad tai tiesa. Ir jei tu tiki visa savo širdimi, kaip sakoma Apaštalų darbų 8 skyriuje, tada buvai krikštijamas ir įstodavai į bažnyčią. Kitaip tariant, krikštas buvo barjeras. Ir kai tu tiki visa širdimi, tai reiškia, kad esi suaugęs žmogus, gebantis atskirti melą ir paklydimus.
ir tik tada buvai pakrikštijamas. Taigi šėtonas turėjo sugalvoti planą, kaip tai sustabdyti, nes jis norėjo, kad bažnyčioje būtų pasaulis. Ir taip jis sugalvojo kūdikių krikštą. Nes įvedus kūdikių krikštą yra iškirpta, jei tiki visa širdimi. Ir į bažnyčią įvedamas pasaulis. Jie maitinami tradicijomis, tada ji tampa pasaulietiška bažnyčia, atstovaujančia apgauliai. Protingas, tiesa? Labai protingas. Taip tai veikia. Na, jei mes einame šiuo keliu iki pat likučio, jei norite būti likučio dalimi, turi žinoti, kuo likutis tiki, kodėl likutis tapo likučiu, paremto adventizmo stulpais. Ir svarbu, kad pasaulis nepatektų į bažnyčią. Jūs turite išlaikyti pasaulį nuo bažnyčios ir neįvesti pasaulio į bažnyčią. Ar yra judėjimas, kuris atveda pasaulį į bažnyčią? Žinoma. Nesvarbu, koks judėjimas jį įneša, buvo atlikta labai sėkminga operacija ir daugelis mūsų bažnyčių tapo tokiomis pasaulietiškomis, kad paliko gretas. Taigi, knyga Dvasinės dovanos, 1 tomas, ir mes daugiausia cituosime šioje laidoje iš jos. Bažnyčia nėra tie atskiri ir saviti žmonės, kokiais jie buvo, kai prieš ją užsiliepsnojo persekiojimų ugnis. Mačiau, kad jei bažnyčia visada būtų išlaikiusi savo šventą ir savitą charakterį, tai šventosios dvasios galia, kuri buvo perduota mokiniams, būtų su ją. Ligoniai būtų išgydyti, velniai būtų barami ir išvaryti, ji būtų galinga ir siaubą kelianti savo priešams. Mačiau, kad labai didelė kompanija išpažino Kristaus vardą. Bet Dievas jų nepripažįsta kaip savo. Jam jie nėra malonus. Atrodė, kad šėtonas įgavo religinį charakterį ir labai norėjo, kad žmonės manytų, kad jie esą krikščionys. Jis labai norėjo, kad jie tikėtų Jėzumi, nukryžiavimu ir jo prisikėlimu. Bet jie neturėtų tikėti jokia išskirtinė tiesa. Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti įstatymo ar pranašų. Nepanaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Ir iš tiesų sakau jums, kol dangus ir žemė nepraeis, ne viena raidelė, ne vienas brūkšnelis neišnyks iš įstatymo. Viskas išsipildys. Jiems tai nepatinka. Ne, štai kas atsitinka bažnyčiai, kai jie klauso šių velnių doktrinų. Taip, šėtonas ir jo angelai patys visų tuo tiki ir dreba. Bet jei šis tikėjimas neskatina geriems darbams ir neveda jį iš pažįstančių atspindėti savęs išsižadantį Kristaus gyvenimą, tada šėtonas nesijaudina, nes jie tik prisiėmė krikščionišką vardą, o jų širdis tebėra kūniškus. Šėtonas gali juos panaudoti tarnyboje geriau nei tuo atveju, jei jie neišpažintų jokio tikėjimo. Šiuo metu tai taip pat aktualu, kaip tai buvo ir reformacijos metu, 1843-44 metų žinios. Jei išnagrinėsime būdą, kuriuo jis pakirto reformaciją ir kokia strategija veikia, galime tikėtis, kad tą strategiją rasime šiandienos bažnyčioje. Taip. Esančius likučio išorėje ir likučioje viduje. Tarnautojai pamokslauja sklandžius dalykus, kad patiktų kūniškiams tikintiesiems. Tai kaip tik šėtonas norėtų. Jie nedrįsta skelbti Jėzaus ir griežčiausių Biblijos tiesų, nes jei skelbtų kūniškieji, profesoriai jų negirdėtų. Daugelis iš jų yra turtingi ir turi būti laikomi bažnyčioje, nors jie nėra tinkamesni ten būti nei šėtonas ir jo angelai. Malonios pasakėčios mokamos ir lengvai priimamos, bet jei tiesa būtų skelbiama jos tyrume, ji greitai užčiauptų veidmainius ir nusidėjėlius. Tačiau nėra jokio skirtumo tarp save išpažįstančių Kristaus pasekėjais ir pasaulio. Taigi būtent taip ir atsitiks. Kai matome pasaulietišką situaciją bažnyčioje, tai tiesiog reiškia, kad šėtono strategijos veikia ir jis yra tuo labiau patenkintas, jei taip yra. Mačiau, kad jei bažnyčių narių būtų galima nuplėšti netikrą apdangalą, atsiskleistų toks neteisumas, niekšybė ir sugėdimas,
kad drąsiausias Dievo vaikas nedvejodamas vadins juos teisingų vardu savo tėvo velnio vaikais, nes jie daro jo darbus. Tai gana tiesūs žodžiai. Taigi, Martinai, ar bažnyčioje turime tokio pobūdžio charakterių? Taip. Mes anksčiau kalbėjome apie bažnyčią ir žinome, kad jie yra bažnyčioje. Net patys nedoriausi bus bažnyčioje. Ar tai daro bažnyčia Babilonu? Ne. Tiesą sakant, tai yra prašymas žmonėms bažnyčioje ir už jos ribų. Bet tarkime, bažnyčioje dabar daryti savistabą, kaip minėjote ir ankstesnėme epizode. Taigi, Martinai, turime atsiklaupti ir pasakyti, sukurk manyje teisingą protą ir tinkamą dvasią. Nuplauk mane izopu ir būsiu baltesnis už sniegą. Nesvarbu, koks puikus jūs manote esate, ar kiek daug pasiekėte, yra didesnės kiekis, kurio dar nepasiekėte. Martinai, kodėl mes apskritai apie tai kalbame? Kad žmonės pradėtų suvokti, kaip ką tik minėjote, savistabą, įsitikinti, kad nepakliūnu į spąstus eidamas kartu su pasauliu ir neteisingoje pusėje. Tie reformatoriai, kurie sėdėjo požemiuose ir laukė, kol juos sudegins ant laužo, kas dėjosi jų galvoje? Na, jie giedojo giesmes, todėl manau, kad jų mintis buvo nukreiptos į Dievą. Bet akivaizdu, kad jų nuodėmė nuėjo prieš akį jų, turėjo būti rimtai apgalvota. O jei, pavyzdžiui, Cranmerį paėmus, jis buvo Canterburio arkiviskupas ir jis norėjo mirti ant laužo ir tada paslydo. Jis atsižadėjo. Tada jie atvedė jį prieš žmonės ir jie jam pasakė, išpažink žmonėms, ką tik prisipažinai, kad atsižadėjai ir kad Roma vis dėlto teisi. Pamatė žmonės, jis įgavo drąsos. Ar tai jis sakė, pirmiausia, tesudega mano ranka? Aš taip manau, jis įkišo pirštus į ugnį, nes šią ranką jis pasirašė šiuos atsižadėjimus ir laikė juos ten, kol jie nukrito. Tai nuostabu tiesa. Taigi taip, mums reikia rimtos savistabos. Apreiškimo 14, 6-7 eilutė atneša mums 3 angelų žinią arba tos žinios pradžią. Ir aš pamačiau kitą angelą lekiantį dangaus viduriu, turinti paskelbti žemės gyventojams, visoms tautoms, gentims, kalboms ir žmonėms amžinąją evangeliją. Jis šaukė galingų balsų, bijokite Dievo ir atiduokite jam pagarbą, nes atėjo jo teismo valanda, nuolankiai pašlovinkite dangaus ir žemės, jūros ir vandens šaltinių sutvėrėją. Taigi atėjo diena simbolizuojanti atpirkimo dieną, 2300 dienų pabaiga ir teismas. Kai galvojate apie teismą, turite galvoti apie savo situaciją. Ar esate kaltas? Atsakymas yra taip, aš kaltas. Klausimas tada turi būti toks, ar mano nuodėmės iškeltos priešais mane? Tai yra klausimas. Ar įrašyta, kad jos buvo iškeltos priešais mane? Ar jos buvo ištrintos? Štai koks yra klausimas. Mačiau, kad Dievas buvo skelbiant 1843 metų žinią. Jo tikslas buvo sužadinti žmonės ir nuvesti juos į išbandymo tašką, kur jie turėtų apsispręsti. Tarnautojai buvo įsitikinę pranašiškų laikotarpių pozicijos teisingumu. Jie paliko savo pasididžiavimą, atlyginimus ir bažnyčias, kad eitų iš vietos į vietą ir skelbtų žinią. Bet kadangi žinia iš dangaus galėjo rasti vietą tik nedaugelio Kristaus tarnų širdyse, darbas buvo pavestas daugeliui, kurie nebuvo pamokslininkai. Buvo apie 250 pamokslininkų iš bažnyčių, kurios priėmė žinią, bet buvo daug daugiau pasauliečių. 50 000 iš viso. Ir vėl, jei įtraukti į tai, kas vyksta šiandien, galime tikėtis, kad didžiąją darbo dalį atliks pasauliečiai.
Žmonės buvo sujaudinti visur, kur juos pasiekė žinia. Nusidėjėliai atgailavo, verkė ir meldė atleidimo, o tie, kurių gyvenimas buvo paženklintas nesąžiningumu, troško atlyginti žalą. Martinai, viskas priklauso nuo proto būsenos. Kai ateina teismas, viskas priklauso nuo proto būsenos. Kaip jūs ką tik sakėte, sukurk manyje naują protą, Viešpatie, nes jei nepriimsite šios pirmosios žinios, nepriimsite nei antrosios, nei trečiosios. Tęsėme pasakojimą apie tai, kas atsitiko skelbiant pirmąją angelo žinią. Tėvai jautė didžiausią rūpestį savo vaikams. Tie, kurie priėmė žinią, dirbo su savo neatsivertusiais draugais ir giminaičiais, ir siela lenkėsi su iškilmingo žinios svoriu, įspėjo ir maldavo juos ruošti žmogaus sūnaus atėjimui. Martina, ar prisimeni, kai pirmą kartą atradai šią tiesą? Taip. Ar galėjai nutylėti? Ne. Taip atsitiko. Ar tu atsitrenkei į plytų sieną? O, taip. Susitrenkei galvą? Taip, bet jautei pareigą. Kodėl tiek mažai bažnyčioje jaučia pareigą? Manau, kad jie nesuvokia, kaip arti esame. Ir galbūt jie dar nėra iš tikrųjų atsivertę. O gal jie viskom patenkinti? Tai kitas dalykas, žinoma. Ten juk yra mergelės. Bet giesmė, kurią jie gieda, yra knarkimas. Tiesa. Gerai. Taigi, turėjo būti perspėjimas ir maldavimas pasiruošti žmogaus sūnaus atėjimui. Šie atvejai buvo patys rimčiausi, kuriems buvo pateikta tokia įrodymų visuma nuoširdžiais įspėjimais. Šis sielą apvalantis darbas atitolino jausmus nuo pasaulietiškų dalykų į niekada anksčiau nepatirtą pasišventimą. Tūkstančiai žmonių buvo paskatinti priimti Viljamo Milerio skelbiamą tiesą, o Dievo tarnai buvo iškelti Elijo dvasia ir galia skelbti žinią. Tie, kurie skelbė iškilmingą žinią, kaip ir Jėzaus pirmtakas Jonas, jautėsi verčiami padėti kirvį prie medžių šaknies ir kviesti žmonės duoti vaisių tinkamų atgailai. Ar mes matome šią dvasią bažnyčioje? Ne. Mes turime matyti, mes turime tai pasiekti, nes ar žinia atėjo jo teismo valanda pasikeitė? Ne. Teismas vis dar vyksta ir jis arčiau pabaigos nei bet kada anksčiau. Arčiau nei tada, kai ši žinia buvo pateikta. Taigi, ar šauksmas neturėtų tapti garsesnis? Ar garsusis šauksmas yra negalutinis? Tai pavirsta į garsų šauksmą. Dabar laikas daryti būtent tai, ką skaitėme, šie žmonės turėjo padaryti 1843 metais. Tam tikro laiko pamokslavimas sukėlė didelį visų klasių pasipriešinimą nuo tarnų sakykloje iki beatodariškiausio nusidėjėlio. Taigi, jei drįsti pasakyti, kad laikas arti, net jei nenurodai tikslaus laiko, ar šiandien irgi turėsi bėdų? Taip tikrai, nes dabar tu gali tapti patenkintas savimi. Nes tai puikus atpirkimo ožys. O, mes nebegalime minėti jokio laiko artumo, taigi niekas nežino dienos ir valandos, girdėjosi iš vaidmainiškų tarnautojų ir įžūlių pašaipūnų. Nei tie, nei anie nenurodė ir nepataisė, kai vartojo eilutes, kuriuose jų manimų pasibaigė pranašiški laikotarpiai ir į ženklus rodančius Kristų arti net prie slenkščio. Užduokime klausimą, jei Biblijoje yra pranašiškas laikotarpis ir yra pradžia ir pabaiga, tai kaip betonas, ar ne? Taip, tu negali to pakeisti. Jei pirmoji dalis išsipildė iki raidės, tai ir antroji dalis taip pat turi būti išpildyta iki raidės. Tiesa, pirmoji dalis taikoma žydams, antroji dalis pasauliui. Ir yra pabaigos data, to ilgo pranašiško laikotarpio pabaiga. Ir nesvarbu, kaip beskaičiuotum, jis baigėsi 1844 metais. Taigi kažkas turėjo nutikti 1844 metais. Ir kaip daug kartų diskutavome, visi izmai prasidėjo 1844.
Ar mes kalbame apie spiritizmą, ar apie darvinizmą, ar apie esencializmą, ar apie bet ką, ar apie ekumenizmą, jie visi prasidėjo 1844 metais. Tai neatsitiktinai, be to priemonės skleisti Evangeliją, kitaip tariant, elektroninė žiniasklaida, transporto priemonės, visa tai pradėta kurti 1844 metais. Todėl tai nėra sutapimas. Ne, tai tas pat, kaip skaitėme anksčiau. Šėtonas turėjo, kai atėjo ši jo teismo valandos žinia, jis turėjo įsiskverbti ir daryti priešpriešą. Jis turėjo atremti visomis įmanomomis priemonėmis. Taigi daugelis kaimenės ganytojų, kurie išpažino mylintys Jėzų, sakė neprieštaraujantis Kristaus atėjimo skelbimui, tačiau prieštaravo tam tikram laikui. Bėda ta, kad pranašystė turėjo tam tikrą laiką. Vienintelė klaida buvo ta, kad jie neteisingai interpretavo įvykį. Nes įvykis buvo atėjo jo teismo valanda, o ne atėjo jo atėjimo valanda. Taip, visa matanti Dievo akis skaito širdis. Jiems nepatiko Jėzaus atėjimo artumas. Ar tai ne esmė? Tiksliai, jūs ištraukite žodžius iš mano lūpų. Apie tai ir kalbama. Taigi jie sako, ne, mes neturim problemų dėl Jėzaus atėjimo. Mes turime problemų su laiku, kurį jūs nustatote. Jei pasakysite, kad metu, kuriuo gyvename, 6000 metų baigėsi, ar patirsite bėdų? Taip. Ar nustatai konkretų laiką, kad tai sakai? Ne. Bet kokia yra pagrindinė problema? Tai ir yra pagrindinė problema. Jie nenori, kad Jėzaus atėjimas būtų arti. Jie žinojo, kad jų nekrikščioniškas gyvenimas neatlaikys išbandymo, nes jie nėjo jo nutiestų nuolankiu keliu. Šie netikri ganytojai trukdė Dievo darbui. Tai labai įdomu. Stiprūs žodžiai. Šie dvasinių dovanų tomai labai informatyvūs, todėl kad rašo taip, kaip yra. Tikrai verta bet kam imti ir paskaityti tuos dvasinių dovanų tomus. Žmonėms išsakyta tiesa su įtikinama gale sužadino juos ir jie kaip kaliniai pradėjo domėtis, ką aš turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas. Bet šie ganytojai žengė tarp tiesos ir žmonių ir skelbė sklandžius dalykus, kad atitrauktų juos nuo tiesos. Martinai, ar jie nesako, kad tai nerima keliantis pamokslavimas? Taip, tiksliai, jie susivienijo su šėtonu ir jo angelais ir šaukė ramybė, taika, kai taikos nebuvo. Daugelis tarnautojų patys nepriėmė šios išganingosios žinios ir tiems, kas ją priimtų. Sielų kraujas yra ant jų. Pamokslininkai ir žmonės prisijungė priešintis šiai žiniai iš dangaus. Taigi, Martinai, kas atsitiko tada pačioje pabaigoje? Pasikartos vėl. Taigi žinia bus išplatinta su dideliu pasipriešinimu, tiek iš pasaulio, tiek iš vidaus. Ir daugelis pamokslininkų priešinsis tam. Mačiau, kad jei tikintieji krikščionys būtų mylėję savo gelbėjimo pasirodymą, jei jie būtų linkę į jį, jei jie jaustų, kad žemėje nėra nieko, ką būtų galima palyginti su juo, jie būtų su džiaugsmu pasveikinę pirmąją žinią apie jo atėjimą. Bet pasireiškęs jų priešiškumas, išgirdus apie savo viešpaties atėjimą, buvo akivaizdus įrodymas, kad jie jo nemyli. Šėtonas ir jo angelai triumfavo ir metė į Jėzaus Kristaus ir jo šventųjų angelų veidą, kad jį išpažįstantys žmonės taip mažai mylėjo Jėzų, kad nenorėjo jo antrojo pasirodymo. Taigi, Martinai, istorija kartojasi. Turime būti atsargus, kad mes taip bijome, ką pasaulis pasakys ir kaip atrodysime žmonių akyse, kad pakliūname į tai, kad neatrodome taip, lyg trokštame antrojo atėjimo. Gerai, jei tu būtum Dievas, gal leistum, sakykime taip, velniui atnešti tokio masto bėdų laiką, kad iš tikrųjų pradėtum ilgėtis Kristaus atėjimo? Tikrai. Čia vėl, kaip reformacijos laikais,
taip ir šiais laikais jis vėl užsiėmęs bažnyčios apvalymu. Jo ranka uždengė klaidą, skaičiuojant pranašiškus laikotarpius. Tiesą sakant, pranašiškose laikotarpiuose nebuvo jokios kitos klaidos išskyrus tai, kad jie ignoravo tuos nulinius metus. Tai buvo 1843 metai, o tada 1844 metai įvyko klaida interpretuojant įvykį. Taigi iš tikrųjų buvo dvi klaidos. Bet tai, kaip jūs ką tik minėjote, buvo Dievo planas. Tai turėjo būti Dievo planas, nes ar mokiniai suprato, kai Jėzus pasakė, kad jis bus nukryžiuotas? Ne. Ar tai buvo jų plane? Ne. Jie sumaišė pirmąjį ir antrąjį Kristaus atėjimą. Jie tikėjosi antrojo atėjimo, bet turėjo reikalą su pirmojo atėjimu ir buvo tam visiškai nepasiruošę. Taigi, kas atsitiko, kai Kristus buvo nukryžiuotas? Ar tai nebuvo didysis išsibarstymas? Taip, jie nuėjo ir pasislėpė viršutinėme kambaryje. Jie nėjo sakyti pamokslų. Atrodo, kad šį įvykį turėjome ne vieną kartą istorijoje. Ir tai yra apsivalymo įvykis. Taigi įvyko klaida, tai buvo klaidingas aiškinimas, tai sukėlė didžiulį nusivylimą mokinių laikais. Ir čia buvo klaida, tai buvo klaidinga interpretacija, tai sukėlė didelį nusivylimą. Kodėl žmonės nemato, kad tai yra vienas iš būdų, kaip Dievas apvalo savo bažnyčią? Taip, jūs negalite išmesti Biblijos dėl žinios, kurią atnešė mokiniai, nes jie patyrė didelį nusivylimą. Tiek pat, kiek jūs galite atsisakyti šios bažnyčios dėl nusivylimo. Ar pranašiškas laiko tarpas yra Biblijoje? Taip. Tai jeigu jis ten yra, ar tai neturėtų būti studijuojama? Taip. O kai tik studijuojate, prieinate prie išvados, kad visi jau pasmerkti. O jei išvada pasirodys neteisinga, tada esi dvigubai pasmerktas. Kokia graži strategija. Ar tai padaro pranašystę klaidingą? Ne. Tie, kurie ieškojo viešpaties, to neatrado. Ir labiausiai išsilavinę vyrai, kurie priešinosi laikui, taip pat neižvelgė klaidos. Dievas suplanavo, kad jo žmonių lauktų nusivylimas. Praėjo laikas, kai kurie pamokslininkai sako, kad tai tik apgailėtinas pasiteisinimas. Atleiskite, tai yra pranašystė. Negalite jos anuliuoti. Laikas praėjo ir tie, kurie džiaugsmingai laukė savo išganytojo, buvo liūdni ir nusivylę, o tie, kuriems nepatiko Jėzaus pasirodymas, bet žinią priėmė iš baimės, džiaugiasi, kad jis neatėjo tuo laukiamu metu. Jų išpažinimas nepaveikė jų širdies ir neapvalė jų gyvenimo. Ir vėl čia yra valymo veiksmas. Ir jūs iš tikrųjų matėte, kokiai kategorijai žmonės priklauso, nes tą akimirką, kai jie pradėjo tyčiotis, nors prieš 5 minutės stovėjo šalia jūsų, rodo, kad atsivertimas buvo viršutiniškas. Būtent tai kaip moteris laive per audrą parpuolė ant kelių ir meldėsi, kad Dievas juos apsaugotų ir kad ji pakeis savo gyvenimą, jei jis išgelbės. O tada audra nurimo ir ji buvo išgelbėta nuo audros ir grįžo tiesiai į seną gyvenimą. Ir Ellen White jos paklausė, atleiskite, o kaip jūsų pažadas, kurį davėte? O, tai buvo tada. Mes turėsime tokių dalykų. Taigi, pirmo angelo tikslas buvo paskelbti teismą. Mes gyvename simbolinėje permaldavimo dienoje. Ir kai jie atrado savo klaidingo aiškinimo ir šventyklos žinios priežastis, tada jie buvo pasirengę kitam didžiam epizodui. Ir net dabar skaitome apie nusivylimą, bet tai yra pagal Bibliją. Taip. Iš tikrųjų, Apreiškimo 10 skyriuje yra įrašyta ši istorija. Aš nuėjau pas angelą ir paprašiau, kad duotų man knygelę. Jis man atsakė, imk suvalgyk ją, ji bus karti viduriuose, bet burnoje bus saldi kaip medus. Kai ką nors valgai, kas pirmas, skrandis ar burna? Burna, tai ji buvo saldi ir ji tapo karti. Viešpats ateina, džiaugsmas,
Jis neatėjo nusivylimas. Taigi, jei tai išnarpliosime, mačiau nemažai įmonių, kurios atrodė surištos virvėmis. Daugelis šių kompanijų buvo visiškoje tamsoje. Jų akis buvo nukreiptos žemyn į žemę ir atrodė, kad tarp jų ir Jėzaus nėra jokio ryšio. Šviesos pluoštai nuo Jėzaus kaip spinduliai nuo saulės buvo perduoti jiems. Angelas liepė man atidžiai pažvelgti ir aš pamačiau angelą stebinti kiekvieną iš tų, kurie turėjo šviesos spindulį, o blogi angelai apsupo tuos, kurie buvo tamsoje. Aš išgirdau angelo balsą šaukiant, bijokite Dievą ir šlovinkite jį, nes atėjo jo teismo valanda. Šlovinga šviesa nusileido ant šių kompanijų, kad apšviestų visus, kurie ją gaus. Taigi šviesa buvo pristatyta visiems, tiesa? Taip, visoms bažnyčioms šios kompanijos yra bažnyčios. Gerai, ir kas ją gavo? Tik keletas. Dar kartą tai buvo apvalymas. Taigi, garsusis trečiojo angelo žinios šauksmas, kam jis buvo skirtas? Visam pasauliui. O kiek jį gaus? Deja, tik keli. Gerai. Daugeliui sutraukiant juos ryšusias virves, šioms skirtingoms kompanijoms priklausantys žmonės, kuriuos jie gerbė, ėjo pro kuopas, vieni maloniais žodžiais, kiti piktais žvilgsniais ir grėsmingais gestais, rišo virves, kurios silpo ir nuolat kartojo. Dievas su mumis, mes stovime šviesoje, mes turime tiesą. Aš paklausiu, kas tie vyrai? Man buvo pasakyta, kad jie buvo tarnautojai ir vadovaujantys žmonės, kurie patys atmetė šviesą ir nenorėjo, kad kiti ją gautų. Mačiau tuos, kurie brangino šviesą su susidomėjimu ir karštu troškimu žvelgdami aukštyn, tikėdamiesi, kad Jėzus ateis ir priims juos pas save. Taigi, Martinai, iš kokios klasės kils didžiausia problema pabaigoje? Iš bažnyčios vadovų, tarnautojų. Ar jums teko būti Biblijos studijose su žmonėmis ir jie buvo visiškai sužavėti tuo, ką jie skaito Biblijoje? Ir tada jie eina aptarti tai su tarnautoju ir visiškai praranda susidomėjimą. Taigi, kieno žodis jiems turi didžiausią valdžią? Dievo žodis ar tarnautojo žodis? Tarnautojo žodis. Ir tai yra liūdna reikalų padėtis. Tai būna kiekvienoje konfesijoje. Ir jei galėtume tai dar kartą pateikti šiandien, mums rodo žinia ir aplinkybės, kad laikas jau arti. Turi būti. Ir kokia daugumo žmonių reakcija? Ar ta pati, kaip ką tik matėme, kaip jie tada reagavo į pirmojo angelo žinią? Martinai, jei tu myli tiesą ir diskutuoji apie tiesą, tai ar neįsivaizduotum kartu, kad žmonės kartu mokytųsi ir padarytų bendrą išvadą? Bet aš matau, formuojasi stovyklos. Ir tos stovyklos niekada nesusijungs. Šis posakis, jie riša virves, tai netikėjimo virvės. Šios virvės yra, mes turime tą konkretų dalyką, kuris mus riša. Mes žinome, kas yra tiesa ir laikomės jos. Ir nesigilinsime į jūsų nuomonę, kad ir kiek eilučių mums duotumėte, ar ne taip? Ar matome, kad tai vyksta mūsų bažnyčioje? Ir tada, žinoma, paskui jį skrido antras angelas, kuris šaukė. Krito didžioji Babelė, kuri savo paleistuvingo įniršio vynu apgirdė visas tautas. Martinai, jei nepriėmė į pirmojo angelo žinios, ar galėtum būti antrojo angelo dalimi? Ne, deja, negalėtum. Nes iš tikrųjų būsi Babilono dalis ir nežinosi, kad jis griuvo. Taip, jūs turite tai perdėti į dvasinę reikšmę. Jei jūsų protas vis dar yra Babilone ir jūs negavote šios žinios, teismo valanda ir antrasis atėjimas arti, jūs negausite antrosios žinios, kad ištrauktumėte savo mintis iš Babilono, savo sąmonę. Ir jūs negalėsite būti tos žinios dalimi. Ir jei nesate antrojo angelo žinios dalis, ar būsite trečiojo angelo žinios dalis?
Tikrai ne. Nebūsi tiesa. Ar tai svarbu, kad priimtume pirmąją angelo žinią? Svarbiausia, tai gyvenimas ir mirtis. Tai kodėl jie tapo Babilonu? Nes jie atsisakė priimti pirmojo angelo žinią, tiesa. Beje, atėjo jo teismo valanda, garbink tą, kuris padarė dangų, žemę, saulę ir vandens šaltinius. Tai yra šabo įsakyme, ar ne? Ir negali būti teismo be įstatymo. Pirmo angelo žinia suartina įstatymą ir malonę. Jie bučiuoja vienas kitą. Teisingumas ir malonė pabučiuoja vienas kitą pirmojo angelo žinioje. Tačiau malonės reikia tik tuo atveju, jei esate nusidėjėlis. Taigi jūs esate įstatymo pažeidėjas. Priėmę žinią, jūs taip pat turite pripažinti, kad esate teisiami pagal įstatymą. Ir kai turite tą jausmą, kad esate teisiami pagal įstatymą, tai reiškia, jūs geriau atgailaukite. Taip, tai logiška seka. Kai jūs atgailavote, galite būti pakrikštyti arba fiziškai, arba dvasia. Tiesa. Taigi, visa tai eina kartu. Tai tik parodo, kaip svarbu jau laikytis pirmosios žinios. Priimdami pirmojo angelo žinią, jūs priimate įstatymą. Jūs taip pat priimate šabą. Garbink tą, kurį sukūrė. Nes tai yra šabo įsakyme. Ir tada galime pasakyti, Babilonas griuvo, nes jie prisigėrė vyno klaidingo jos atsimetimo doktrinos, jei galiu perfrazuoti tą eilutę. Taigi, kas yra jos klaidingos doktrinos nuopolio dalis? Netikras šabas. Pirmasis angelas jums tai sako visiškai aiškiai. Arti antrojo angelo žinios uždarimo pamačiau didžią šviesą iš dangaus, spindinčią Dievo tautai. Šios šviesos spinduliai atrodė ryškus kaip saulė. Ir aš išgirdau angelų balsus šaukiančius. Štai ateina jaunikis, išeikite jo pasitikti. Ar Kristaus ateimo laukimas yra didesnis, kai mes tęsiame angelo žinią, ar jis mažėja? Vis garsiau ir garsiau. Jis auga. Šiame etape, jei nepriėmėte pirmojo, nebūsite šio viso stiprėjančio garsiojo šauksmo dalimi. Šauksmas tampa garsesnis, kad ateina jaunikis, nes akivaizdu, kad judame link to įvykio. Jei laukiate artumo per pirmąją angelo žinią, tada turėtumėte didesnį laukimą, matydami nuopolį ar net situaciją bažnyčioje. Žinoma, jei mes ir toliau žiūrėsime į ženklus pasaulyje, akivaizdu, kai matai tuos dalykus, kuriuos mini pranašystės dvasia ir Biblija apie tai, kas nutiks bažnyčios viduje, tai taip pat rodo, kaip arti yra Kristaus atėjimas. Ar bandote man pasakyti, kad matydamas bažnyčioje didžiojo atsimetimo ženklus, turėčiau pakelti galvą ir džiaugtis, nes viešpaties atėjimas arti? Taip, bet aš taip pat turėčiau pakelti savo balsą ir pasakyti Izraelio namams jų nuodėmes. Tu privalai, tai įsakymas, mes privalome. Taigi, štai ateina jaunikis, išeikite jo pasitikti. Vidurnakčio šauksmas buvo duotas, kad antrojo angelo žiniai suteiktų galios. Angelai buvo išsiųsti iš dangaus pažadinti nusivylusius šventuosius ir paruošti juos dideliam darbui. Talentingiausi žmonės šią žinią gavo ne pirmieji. Angelai buvo siunčiami pas nuolankiuosius, atsidavusius ir privertė juos šaukti, štai ateina jaunikis, išeikite jo pasitikti. Gavusieji atrodė labai laimingi, jie pakėlė akis į dangų ir ilgėjosi Jėzaus pasirodymo. Kai kurie buvo labai susikrimtę, verkė ir meldėsi, atrodė, kad jų akis buvo nukreiptos į save ir nedrįso pažvelgti aukštyn. Brangi dangaus šviesa perskyrė tamsą ir jų akis, kurios buvo įsmeigtos į save iš nevilties, buvo nukreiptos aukštyn,
o dėkingumas ir šventas džiaugsmas buvo išreikštas kiekvienu bruožu. Jėzus ir visa angelų gausybė su pritarimu žiūrėjo į laukiančius tikinčiuosius. Tie, kurie atmetė ir priešinosi pirmojo angelo žinios šviesai, prarado antrojo šviesą ir negalėjo pasinaudoti žinią lydinčią galę bei šlovę. Štai ateina jaunikis. Jėzus nusigręžė nuo jų, suraukęs antakius. Tai veikiau nušviečia. Jūs negalite gauti naudos iš antrosios žinios, jei nepriėmėte pirmosios žinios. O jei priimsite antrąją žinią, tuomet tikrai turite savęs paklausti, kokio vyno turiu vengti, nes tas vynas bus įpiltas ir pristatytas tau kartu su vieta atsisėsti. Tai moteris ir ji turi taurę pripildytą bjaurybių. Apie tai skaitome Apreiškimo 17 skyriuje. Reformacijos laikotarpiu visi tiksliai žinojo, kas ta moteris. Šiandien jie sėdi prie to stalo, geria iš tos taurės ir visiškai pamiršta istoriją. Tai ar jie gali būti trečiojo angelo dalimi, jei jie net nėra antrojo angelo dalis? Jei sakote, Roma pasikeitė, ar esate antrojo angelo žinios dalis? Tikrai ne. Jei esate reformuotų bažnyčių dalis ir jos sėdi ekumeninėse tarybose, vienijančiose ir leidžiančiose į kompromisus doktrinos klausimais, ar galite būti antrojo angelo žinios dalimi? Taip pat ne. Jie paniekino jį ir atmetė. Tie, kurie priėmė žinią, buvo apsupti šlovės debesių. Jie laukė, budėjo ir meldėsi, kad sužinotų Dievo valią. Jie labai bijojo įžeisti jį. Iš dangaus duota žinia supykdė šėtoną ir jo angelus bei tuos, kurie išpažįsta mylintys Jėzų, bet niekino jo atėjimą, niekino ir išjuokė ištikimus tikinčiuosius. Mes turime dvi stovyklas. Išeik iš jos mano tauta, arba ateikite ir prisijunkite prie manęs ekumeninėje šventėje. Pagrindinė šių žmonių bažnyčios žinia yra: Jėzus yra pakeliui. Dar kartą grįžkime prie likučių. Ar likutyje yra žmonių, kurie nėra antrojo angelo žinios dalis? Deja, taip. Ar skaitėme jų straipsnius? Taip. Roma pasikeitė. Ar skaitėme tokius straipsnius? Roma nėra antikristas. Ar tai mūsų įžymų žmonės, ar jie neįžymų žmonės? Jie yra įžymi žmonės, kaip mes ir skaitėme. Martinai, jei jie nėra antrojo angelo dalis, nes jie nepripažįsta, kad yra Babilonas, jie negali būti trečiojo angelo dalimi. Ne. Ar tai rimta problema? Žinoma. Tai ką žmonės daro, kad priimtų žinią? Jie atsisakė pasaulio, paaukojo savo žemiškus interesus. Jie nebuvo be klaidų. Ir aš mačiau Dievo malonę ir gerumą, siunčiant perspėjimą žemės žmonėms ir pakartotinas žinias, kad privestų juos prie tam tikro laiko, kad jie uoliai ieškotų savęs, kad išvengtų klaidų, kurios buvo perimtos iš pagonių ir popiežių. Ši žinia gali nepatikti kai kuriems, net bažnyčioje. Šią žinia Dievas išvedė savo žmonės ten, kur jis gali dirbti jų labui su didesne galia ir kur jie gali laikytis visų jo įsakymų. Martinai, šis valymas vyksta bažnyčioje. Aš irgi tuo tikiu. Tai kaip svarbu, kad būtume šios grupės dalimi. Tai be galo svarbu ir yra kruopštus savęs tyrinėjimas. Kai mes kartais parodome, ką skelbia kai kurie mūsų bažnyčios pamokslininkai, ar kritika buvo neteisinga, ar tai yra būtina perspėti žmonės, norinčius eiti tiesų ir siaurų keliu. Taip. Tai yra būtina. Mes tai matome Ezechielio 8 skyriuje. Jėzus neatėjo į žemę,
kaip tikėjosi laukianti džiaugsminga kompanija, kad apvalytų šventyklą, apvalydamas žemę ugnimi. Mačiau, kad jie buvo teisingi, skaičiuodami pranašiškus laikotarpius. Pranašiškas laikas baigėsi 1844 metais, juk klaida buvo nesupratimas, kas yra šventykla. Mes tai sakėme pradžioje, ir jos valymo pobūdis. Jėzus įėjo į šventųjų švenčiausiąją, kad apvalytų šventyklą dienų pabaigoje. Laikas išsipildė, bet kur buvo jų gelbėtojas? Jie jį prarado. Tada man buvo parodytas mokinių nusivylimas, kai jie atėjo prie kapo ir nerado Jėzaus kūno. Marija tarė, jie paėmė mano viešpatį. Martinai, tai nuostabi paralelė. Kai patenki į didįjį nusivylimą, mokiniai jį patyrė. Ir jis jiems sakė, kad prisikels 3 dieną, tiesa. Tada jie nuėjo prie kapo ir jo ten nebuvo. Mes jį praradome. Kai jis perėjo iš šventosios patalpos į šventų švenčiausiąją, ar kai kurie prarado jį? Taip, dėja. Jie paėmė mano viešpatį. Ir tai svarbu, nes yra tiek daug žmonių, kurie vis dar sako, kad Jėzus nuėjo tiesiai į šventų švenčiausiąją savo įžengimo į dangų metu. Taip, mes turime tą judėjimą savo bažnyčioje ir tai jokia forma ar būdu nemažėja, o iš tikrųjų didėja. Taigi jie atimė viešpatį. Man tai yra labai įdomu. Iš esmės kartojasi tai, kas atsitiko per nukryžiavimą. Aš nežinau, kur jie jį paguldė. Ar įmanoma tada kai kam užimti Jėzaus vietą? Taip. Mes iš tikrųjų skaitome, kad šėtonas gali užimti tą vietą ir susieti jausmus ant savęs, net jei Jėzaus ten nėra. Jis įėjo į antrąjį kambarį. Ką tai reiškia, jei mes tai išnarpliotume? Tai nereiškia, kad Jėzus išėjo. Tai nereiškia, kad jis užsidarė kitame kambaryje. Tai reiškia, kad mes įžengėme į erą, kai bus išryškintas teismo standartas, kai bus išryškintas įstatymas. Ir jei jūs kartu su juo neįeisite į tokią mąstyseną, tada išliksi mąstyme, kad įstatymas buvo panaikintas. Būtent. Ir tada tas šeimininkas, kuris sako, daryk, ką nori su visų įstatymu, užims Jėzaus vietą ir gaus garbinimą. Nes jis sako, kad gali daryti, ką nori, nes nėra įstatymų. Ir tada jie garbins šį netikrą Jėzų, bet tikrasis Jėzus yra ten, kur yra tie, kurie laikosi Dievo įsakymų ir laikosi jo liudijimo. Tie kiti gali tvirtinti, kad laikosi liudijimo, bet jie nesilaiko Dievo įsakymų. Taigi jie turi kitą lyderį. Taip. Angelai pranešė liudintiems mokiniams, kad jų viešpas prisikėlė ir eis pirma jų į Galilėją. Mačiau, kad nusivylimas tų, kurie tikėjo viešpatės atėjimu 1844 metais, nebuvo lygus mokinių nusivylimui. Pranašystė išsipildė per pirmojo ir antrojo angelo žinią. Jos buvo duotos tinkamu laiku ir atliko Dievo numatytą darbą. Gerai, Martinai, tai nebuvo lygu. Kodėl manai, kad tai nebuvo lygu? Nes jie vaikščiojo su viešpačiu fiziškai. Todėl jų nusivylimas buvo dar didesnis. Jis buvo daug stipresnis. Ir čia yra dvasinis pritaikymas ir jūs galite lengvai likti nuo šalyje. Tačiau šis įvykis turėjo panašias pasekmes. Štai kodėl jie anksčiau pasakė, kad ji matė tą patį nusivylimą. Tai vėlgi paralelė. Pereikime prie 3 angelo ir 3 angelas lydėjo juos šaukdamas skardžiu balsu. Kas garbina žvėrį, jo atvaizdą ir priima ant savo kaktos ar ant rankos jo ženklą ir taip toliau. Mes žinome, kas sakoma sekančiose eilutėse. Ir tada seka šie žodžiai. Čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo. Ir aš išgirdau iš dangaus balsą, kuris liepė, rašyk,
Nuo šiol bus palaiminti mirusieji, kurie miršta viešpatyje. Taip, sako dvasia, jie turi atilsėti nuo savo vargų, nes jų darbai juos lydi. Martinai, ar praeis laikotarpis nuo trečiosios angelų žinios supratimo iki ateimo, kada žmonės dar mirs? Bet jei jie mirs trečiojo angelo žinioje, jie yra palaiminti. Tai neįvyks iš karto, tai užtruks šiek tiek laiko. Visos šios pranašystės yra nuostabios. Iš tikrųjų, jos yra nuostabios. Ir dar vienas dalykas, jei seksi pirmąją žinią, tada priimsi ir antrąją. Jūs negalite peršokti nuo pirmos į trečiąją. Ne, jūs turite suprasti, kas tai yra. Taigi jūs turite suprasti, kas yra Babilonas. Jis puolė. Jūs turite suprasti, kas yra vynas. Jūs turite vengti gerti vyną. Turi būti atskirti. Bet tai yra antrojo angelo žinia. Pirmoji yra, jūs turite laukti Jėzaus, kuris yra pakeliui. Taip, ir jūs turite suprasti teismą. Ir šabą. Teismo pagrindą. Taigi, tai visas doktrininis rinkinys, kuris turi išsivystyti, jei nori būti trečiojo angelo žinios dalimi. Trečiojo angelo žinia yra ta, kad jūs neturite priimti žvėries ženklo. Tai reiškia, kad jūs turite suprasti, kas yra žvėris. Tada jūs neturite priimti atvaizdo ženklo, nes atvaizdas bus panašus į žvėrį. Jis taip pat turi ženklą, tačiau ženklas iš tikrųjų priklauso pirmajam žvėriui, bet jis jį priėmė. Ir jis to reikalaus. Jūs turite suprasti, kas tai yra. Ir tai protestantizmas. Protestantizmas ir valstybė susijungs, kad įtvirtintų ženklą jūsų sąmonėje, kaktoje, arba bent jau stengsis priversti jūs laikytis to diktato, nori to ar ne. Ir jei pasiduodi tam spaudimui, gauni ženklą. Todėl jūs turite tam priešinti, jūs turite žinoti, kas yra žvėris. Ar reformatoriai žinojo, kas yra tas žvėris? Taip. Ar reformatoriai žinojo, kas yra tas atvaizdas? Ne. Atvaizdo dar nebuvo. Aha, dar nesusiformavo. Gerai, Martinai, kur mes dabar? Ar mes žinome, kas yra žvėries atvaizdas? Taip. Kodėl? Nes pranašystė išsipildė ir mes galime tai matyti istorijoje. Pirmojo angelo žinia buvo gauta, antrojo angelo žinia ir likučio bažnyčia atnešė ją pasauliui. Mes dar kartą pažvelgsime į dabartinius įvykius kitame mūsų epizode, nes visada stengiamės kaitalioti dabartinius įvykius su pranašiškomis įžvalgomis. Ir pamatysime, kad atvaizdas susiformavo. Ir visi, kurie nori neigti, kad atvaizdas susiformavo, turi rimtų problemų, nes tik pažiūrėkite į aukščiausiąjį Amerikos teismą ir ką šaukia laikraščiai, kad formuojasi atvaizdas. Jei jūs to nepriimsite, tai štai kas išeis, jei mes parodysime tai, o jūs nepriimsite, kad atvaizdas susiformavo. Visa tai reiškia, kad jūs nepriėmėte pirmo ir antrojo angelo žinios, todėl jūs neturite supratimo apie trečiojo angelo žinią. Ar tai galioja net kai kuriems mūsų vadovaujantiems žmonėms? Neabejotinai galioja ir bažnyčiai. Jie teigia, kad atvaizdas nesusiformavo. Dar visai neseniai jie teigia, kad atvaizdas nesusiformavo. Tada yra ir kita liūdna dalis. Kartais jie pripažįsta, kad atvaizdas yra, bet jo vaisius šiek tiek skiriasi. Todėl kai kurie gali pamokslauti prieš žvėrį, bet tada įgyvendina tai, ko tas žvėris nori. Tai yra nedidelė problema. Gerai, Martinai, visa tai reiškia tam tikras pagrindinės žinias. Jūs turite žinoti, kas yra žvėris. Reformatoriai mums sakė, kas yra žvėris. Reformatoriai žinojo, kas yra žvėris. Reformatoriai nusprendė atmesti šią mintį ir verčiau lipti į lovą su žvėrimi. Taip formuojant žvėries atvaizdą. Ir atvaizdas šaukia garsiau, nei žvėris galėtų šaukti, reikalaudamas visko, ko tas žvėris nori. Tai tarsi Erodėja pasakytų Salomei, kad ji nori Jono Krikštytojo galvos. Ir jie gaus ženklą ant kaktos, kitaip tariant, mąstys kaip ji, nes žiūrės į dalykus toje pačioje šviesoje. O tie, kurie to nežino, gaus žvėries ženklą ant rankos, nes kas čia tokio? Tiesa,
bet iš tikrųjų jūs susidurėte su Dievo valdžia prieš žmogaus valdžią. Apie tai ir yra šabo klausimas. Čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo. Kantrybė reiškia, kad jūs turite ilgai ištverti tai matydami ir bus nuo tos žinios išėjimo iki kulminacijos. Tai bus laikotarpis, kai žmonės mirs ir bus palaidoti, ateis nauji ir žinia visur pasklis. Kai Jėzaus tarnavimas baigėsi šventojoje ir jis įėjo į šventų švenčiausioje ir atsistojo prieš skrynę su Dievo įstatymu, jis pasiuntė į žemę kitą galingą angelą su trečiaja žinia. Jis įdėjo pergamentą angelui į ranką ir didingai bei galingai nusileisdamas į žemę paskelbė baisų įspėjimą, baisiausią grėsmę, kuri kada nors buvo paskelbta žmogui. Ši žinia buvo skirta apsaugoti Dievo vaikus ir parodyti jiems pagundos ir kančios valandą, kuri buvo priešais juos. Angelas tarė, jie bus įvesti į artimą kovą su žvėrimi ir jo atvaizdu. Vienintelė jų amžinojo gyvenimo viltis yra tvirtai stovėti. Nors rizikuojama jų gyvybėmis, jie turi tvirtai laikytis tiesos. Trečiasis angelas baigė savo žinią šiais žodžiais. Čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo. Martinai, ši žinia, kuri yra duota kaip paskutinis įspėjimas žmonijai, kai jūs turite priimti Dievo valdžią, yra įtvirtinta įstatyme ir ypač šabo įstatyme. Skirtingai nuo to, kas skelbia žvėris ir jo atvaizdas, yra paskutinė žinia. Man buvo pavaizduota, kad likutis nusekė paskui Jėzų į šventų švenčiausiąją ir pamatė skrynę. O kas skrynioje? Įstatymas ir malonės sostas. Kas tai? Jėzus padengė jį savo teisumu. Malonė ir teisingumas pasibučiuoja. Ir jie buvo sužavėti jų šlovės. Jėzus pakėlė skrynios dangtį ir štai akmens plokštė su 10 Dievo įsakymų užrašytais ant jų. Taigi, jei atmetė įstatymą, ar gali įeiti į antrąjį kambarį, į šventų švenčiausiąją? Ne. Ir ką garbini pirmajame kambaryje? Šėtoną. Jie atsekė gyvus orakulus, bet jie pradeda drebėti, kai pamato 4 įsakymą, gyvuojantį tarp 10 šventųjų įsakymų. Jį apšviečia ryškesnė šviesa nei kitus 9, o aplink jį yra šlovės aureolė. Martinai, dėl to teksto yra daug kritikos, nes jei sulaužysi vieną, sulaužysi visus. Kodėl aplink 4 įsakymą turėjo būti aureolė? Nes jis buvo pamirštas. Ir jis parodo valdžią, kieno įsakymų laikotės. Kitaip tariant, visas dekalogas įgyja savo valdžią iš 4 įsakymo. Todėl jis turi būti ryškesnis už kitus. Taip, nes bet kas kitas gali duoti kitus 9. Kas priešinosi Dievo valdžiai? Šėtonas. Ar jis nebandys pritemdyti šio įsakymo? Žinoma, jis jo bandys atsikratyti. Taigi dabar jis turėjo tapti ryškesnis ir tai yra kova. Jie ten neranda nieko, kas informuotų, kad šabas buvo panaikintas arba pakeistas į pirmąją savaitės dieną. Jis skaitomas taip, tarsi būtų ištartas Dievo lūpomis iškilmingoje ir siaubingoje didybėje ant kalno, žaibuojant žaibams ir riedant perkūnams, kai jo paties šventų pirštų buvo parašyta akmeninėse plokštėse. Yra tik keletas atvejų, kaip sakėme, kai Dievas rašė pirštų tiesa. Jis rašė akmeninėse plokštėse, rašė ant sienos prieš Babilono griūtį ir rašė smėlyje. Ir kiekvieną kartą tai buvo susiję su teismu. Taip. Mačiau, kaip Jėzus aukojo smilkalus smilkytuvę ir jų išpažinti ir maldas pateikė savo tėvui. Smilkalams kylant ryški šviesa ilsėjusi ant Jėzaus ir ant malonės sosto, o rimti besimeldžiantis ir sunerime, nes
atrado esą Dievo įstatymo pažeidėjai, bus palaiminti ir jų veidai nušvito viltimi ir džiaugsmu. Jie įsijungė į trečiojo angelo darbą, pakėlė savo balsus ir skelbė iškilmingą įspėjimą. Vėlgi jūs galite tai skelbti tik perėję iš pirmojo į antrąjį kambarį. Iš pradžių tik nedaugelis priėmė žinią, tačiau jie toliau energingai skelbė įspėjimą. Tada pamačiau, kaip daugelis priėmė trečio angelo žinią ir suvienijo savo balsus su tais, kurie pirmieji paskelbė įspėjimą. Ir jie iškėlė Dievą ir išaukštino jį švęsdami jo šventojo poilsio dieną. Šios žinios man buvo vaizduojamos kaip inkaras laikantis kūną, kai asmenys juos priima ir supranta, jie yra apsaugoti nuo daugybės šėtono kliedesių. Kaip svarbu, kad priimtum visas 3 žinias. Kitaip jūs negalėsite atsispirti šėtonui, jei to nepadarysite. Tie žodžiai, kurie buvo ankstesnėme epizode, pragaro vartai nenugalės bažnyčios, štai kodėl jūs turite priimti visas 3 žinias. Žmonės sakys, tie, kurie priima visas 3, priima apgaulę, nes tai skamba kaip pasaka. Jėzaus judėjimas iš vieno kambario į kitą, įstatymas ir tai toliau ir panašiai, bet jeigu tai išstudijuosite, tai tikrai labai gilu ir labai logiška. Skamba labai smerkiamai, nes jūs iš tikrųjų sakote, kad tie, kurie nepereina iš pirmojo kambario, iš šventyklos, iš šventų švenčiausiąją, supranta, kad įstatymas ir malonė turi būti skelbiami kartu. O iš tikrųjų tada jie yra kitos valdžios tarnai. Tai skamba smerkiamai, bet skirtumas yra tas, kad remiasi Biblija. Martinai, taigi apibendrinkime. 3 angelų žinia, kurią skelbia likutis. Ar ji svarbi? Taip, gyvybės ir mirties klausimas, tiesa. Ar joje yra daug doktrinų? Visa Evangelija yra toje 3 angelų žinioje. Joje viskas, nes pirmasis angelas sako, tu turi būti skelbiama amžinoji Evangelija. Kodėl reikėtų vėl skelbti amžiną Evangeliją, jei tai buvo daroma 2000 metų? Akivaizdu, kad ji buvo prarasta, tiesa. Šėtonas yra meistras atskirti įstatymą nuo malonės. Todėl jis yra meistras priimti tuos, kurie nori būti išgelbėti savo nuodėmėse. Pašalinami įstatymą. Ir tuos, kurie nori būti išgelbėti be įstatymo. Neįtikėtina, kaip jis daro šios dalykus. Pasaulis glūdi nedorybėje, apgaulėje, klėdesyje, pačiame mirties šešėlyje. Miegok. Ar tai teisingas teiginys? Tai reikia tik apsidairyti, kas jaučia sielos kančias, kad juos pažadintų. Kitaip tariant, ar jaučiame sielos kančią, kad apie tai kalbėtume? Mes privalome, tiesa. Jei ketinate būti 3 angelo dalimi, privalote turėti tą būtinybę skelbti tai. Mes matėme 1., 2. ir 3 angelus. Jie skelbia garsiu balsu, todėl tai bus didėjantis garsas. Šauksmas nėra švelnus šnibždesys. Koks balsas gali juos pasiekti? Mano mintis keliauja į ateitį, kai bus duotas signalas, štai jaunikis ateina, išeikite jo pasitikti. Sustokime čia. Ar tai nebuvo 1844 metais? Taip, o čia sakoma, tai įvyks ateityje. Ir tai buvo parašyta 1896 metais. Martinai, ar galime būti šiek tiek rizikingi ir paklausti, ar buvo pasaulyje įvykių, kurie nutiko paskutiniais mėnesiais ar metais, kurie davė impulsą idėjai, štai ateina jaunikis? Žinoma, jei tu to nepastebėjai, aš nežinau, kokioje planetoje gyveni. Atleiskite, aš manau, kad daugelis to nepastebėjo. Nes kai kurie gana aiškiai pasakė, kad tai nėra galutinis įvykis, bet kas atsitiko per pastaruosius metus,
Man, iš tikrųjų, jums, aš manau, yra aiškus pareiškimas. Štai jaunikis ateina, išeikite jo pasitikti. Taip tikrai. Tikiu visą širdimi. Žinai, Martinai, kai kurie žmonės, kaip sakoma, 6 ir 7, bet gal kai kuriems turėtų būti 8 ir 9. Kai kurie atidėlioja pasirūpinti alyvos lempoms papildyti. Ir per vėlai supras, kad charakteris, kurį vaizduoja aliejus, neperleidžiamas. Taigi, Martinai, aliejus reiškia šventąją dvasią. Tačiau vienas iš šventosios dvasios tikslų yra leisti suvokti nuodėmę, teisumą ir teismą. Tai yra pirmosios angelo žinios priėmimas. Taip, ir tai taip pat reiškia charakterį. Nes jei supranti, kad esi nusidėjėlis ir turi tai ištaisyti, ir suvoki, kad vaikštai neteisybėje ir turi atsigręžti į teisumą, kas reiškia, turi įvykti visiška charakterio transformacija. Tas aliejus yra Kristaus teisumas. Tai reiškia charakterį ir charakterių neįmanoma perduoti. Joks žmogus negali to užtikrinti kitam. Kiekvienas turi įgyti charakterį apvalytą nuo kiekvienos nuodėmių dėmės. Viešpats ateina su galia ir didelė šlove, tada jo darbas bus visiškai atskirti teisiuosius nuo nedorėlių. Bet aliejaus negalima perkelti į indus tų, kurie jo neturi. Tada išsipildys Kristaus žodžiai. 2 moteris mals girnomis, viena bus paimta, kita palikta. 2 vyrai bus lauke, vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Teisėjai ir nedorėliai turi būti kartu gyvenimo darbe. Tai labai svarbus teiginys. Bet viešpats skaito charakterį. Jis atpažįsta, kas yra paklusnus vaikai, gerbia ir myli jo įsakymus. Martinai, esmė yra ta, kad jei esate 3 angelų žinios dalis, turėsite suprasti, kad reikia daug nuveikti tobulinant charakterį. Savistaba, savęs patikra. Taigi kreipimasis į klausytojus yra toks. Štai ateina jaunikis. Mes turime būti pasiruošę. Te padeda mums Dievas šiuo tikslu. Pasimelskime. Dangiškasis Tėve, 3 angelų žinios gilumas, laiko, kuriuo gyvename, supratimas ir žinios svarba, te sužadina mūsų sielas, kad mes norėtume dalyvauti jos skelbime. Padėk mums pažadinti miegančius žmonės ir sužadink mūsų pačių sąžinę, kad mes nepražūtume. Paruošk mus garsiajam šauksmui. Tai yra mano malda Jėzaus vardu. Amen.